Grįžtame į Lietuvą. Ar girdėjote apie tokį gamtoje randamą beržo juodgrybį? Jei ne, sukluskite užkietėję grybautojai ir žolininkai. Šį parazitinį beržo grybą dar vadina juoduoju gamtos auksu. Mat tikima, kad iš jo pagamintas gėrimas, vadinamoji čiaga, natūralus vaistas nuo vėžio. Panevėžietis Algirdas, kaip tikras grybautojas, išsiruošė į mišką, tik šį kartą dairosi ieškodamas ne pažeme augančių gamtos turtų, o kelia galvą į viršų. Pasirodo, grybų galima ieškoti ir ant medžių kamienų. Dabar taip kitko pats laikas juos rinkti. Todėl neatsitiktinai vyro rankose neįprasta pintinė grybams rinkti, o kopėčios ir kirvukas. Anksti pavasarį, kada miške labiau sušyla, vyras iš tiesų pradeda grybavimo sezoną ir dairosi beržo juodgrybio, o radęs jį džiaugiasi lyg kokių baravykų. Koks grožis, svoris 1,5 kilogramo. Tai kiek baravykų reikia pririnkti, o šitas yra vertingesnis už baravyką. Juodasis grybas arba įžulnusis skylenis auga tik ant beržų kamienų. Tai parazitinis, keistas ir nepatrauklus, mėlynai rudas, beveik juodas, netaisyklingos formos ir visai nepanašus į grybą medžio gumbas, augantis ant beržų. Liaudyje šis grybas dar vadinamas čiaga. Yra pastebėtas ir aprašytas mikologų dar beveik prieš 200 metų. Juodoji rūpužė kartais vadinasi, matot, koks gražus kita pusė. Kaip tik dabar pavasarį jis vertingiausias. Manoma, kad šis prie medžio kamieno prilipęs grybas gydo visas ligas ir net vienas efektyviausių vaistų nuo šiandieninės pasaulio rykštės vėžio. Rūpužė apskeltas buvo dėl to, kad jo neišnaikintų, kad jo bijotų. Nes mūsų močiutės išgydydavo daug ligų ir, kaip literatūra rašo, net sustabdo vėžio metastazės. Pasak grybautojo, būtent gamta suteikia čiagoms gydomųjų savybių, nors šiuos grybus galima nuo medžių rinkti visus metus. Vertingiausi jie žiemą ir pavasarį, kai sukaupia daugiausiai biologiškai aktyvių medžiagų. Apie juodąjį beržo grybą nemažai girdėjęs yra ir velžietis Rimantas. Tačiau rasti jį miške pasirodo nėra taip paprasta, o gerai nepažįstant, apskritai galima supainioti jį su kempine. Aš ir nebuvau matęs jo, tik tai gyvą dabar matau miške, pasidairai, bet sakau, jau, kuris jau aršus grybautais, bet grybautais į žemę žiūri, į medžius mažiau. Tai. Vyras skydliaukės vėžių susirgo prieš 5 metus, todėl išbandyti čiagą kaip profilaktinę liaudies priemonę norėjo jau seniai. Šiam vyrui pasisekė ilgai ieškota čiaga, šiemet jam atkeliavo tiesiai į kiemą su beržinėmis malkomis. Atverčiam žiūriu, tai atpjojau, specialiai padėjau, nešiu dabar ant kitų beržų trinti ir dauginti, gal pradės dygti pas mane. Nors čiaga kartais auga ir ant kitokių miško medžių, alksnių, uosių, šermukšnių, šį grybą renkantis panevėžietis tvirtina, kad stebuklingųjų savybių turi tik beržo grybas. Tuo metu aplinkosaugininkai žolininkus ir grybautojus įspėja, renkant grybų žiūrėti, ar nėra jie saugomi ir svarbiausia, nekenkti gamtai. Netinkamam laukinės augalijos rinkimui yra nustatytos baudos, tai piliečiams nuo 7 iki 28 eurų, o pareigūnams nuo 28 iki 57 eurų. Panevėžietis kasmet renkantis pavasarinius grybus iš šio juodojo grybo ne tik verda savo arbatos ant pilą, bet ir parduoda smulkesniais gabalėliais. 100 gramų džiovintos čiagos kaina turguje ar mugėje svyruoja nuo 1,5 iki 6 eurų. Grybautojas perspėja, kad piktnaudžiaujančių šviežių grybų nedėrėtų, nes jis yra gana nuodingas, o ir atsargų kaupti nereikėtų. Geriausios grybo savybės išsilaiko apie pusmetį.